Labas rytelis, mano mėlėjai bigudukai. Tokia situacija. Varom pusrytainių pasiimti ir turėsim tą pusvalandį iki išvykimo. Tai kažkaip esmė tokia, kad naktį apie kokią 4 taip dėjo lietaus, kad abudu atsigėlėm saistę. Ta prasme, žiauriai stipriai. Bet, kaip matom dabar, plius minus visur jau sausa. Tai va tokios naujienos, einam pusičiaut. Ir važiuojam toliau. Va, mano brangioji žmonelė ateina. Ir tuomet gero jums laiko. Pasiimkit pakramsnot kažką. Ir važiuojam. Na ką, žygiam link valties. Jūra tokia visai nelabai rami. Šokam iš Pantaplių ir varom va taip. Paprastai, gražiai, fantastiškai, įdomiai. Oi, sušlapsit šiknas merginos, žinokit. Į vieną pusę reiks perlipti. Pažiūrėkit, bachurėlis nusvėrė viską. Tai va taip keturiesi įsitaisėm, bet čia jau taip ant ribos pavojingai labai. Sakė, Aistė nejauku. Bet čia tik tai į vieną pusę biškį šmaukšt ir to visą valtis virsta. Nepatinka? Su tokiu laiveliu plaukiam. Nežinau, ar jau laikas atsisveikint gal mums. Aš tau kuprinę pamėsiu, jaučiu. Na ką, atvykom Nang Hien Island, arba tikrai ne taip tariu, bet va, kaip gražiai atrodo. Oi, plaukimas buvo spūdingas, tiek galiu pasakyti, čia visi šlapi. Aistukas parva visiškai, pažiūrėkit. Ramu, gražu. Valio, pasiekėme mes krantą. Šiaip ne taip. Aistė sako, nuo kranto, bet ten toliau jūra gan rami. Aha, galvom, mirsime, čia visi nuskesim. Gerai, einam dar susimokėti 15 eurų už įėjimą į salą. Ir tada... Pažiūrėk, viskas?
atiminėja butelius plastikinius ir skardinės negalima įsinešti savo. Tai gerai, kad... Gerai, pasitraukiam. Tai gerai, kad mūsų kuprinės netikrino. Ir mes, tai mes ką, atsinešam tą ir išsinešim tikrai. Čia gal labiau dėl kitų netvarkingų. Kaip gražu, jūs pasižiūrėkit. Wow. Na va, ir kita pusė atrodo štai taip. Nu tai kuom šita sala populiari? Galiu pasakyti tuom, kad yra dvi salos. Ir vat mato ten praėjimas atoslūgio metu. O ten va. Jisai pasirodo, o vakare jo nebūna. Tai nuo čia visi pradeda nardyti. Va, kiek daug narų ir visi varys giluminę. Arba paviršinį. Ten yra vienas apžvalgos taškas. Mes jį nelipsim realiai. Nes galbūt lėksime va ten, va, į tą apžvalgą. Matai? Gal. Ir mums matys visai geresnis vaizdas. Kol kas iš manęs tiek. Einam kažkur pasitrainiot ir tiek žinių. Tai va dabar, kur matot šitą, vakare jo nebebūna. Jūra pakyla, dabar kadangi atoslūgis, iki pietų jūra žemyn į abi pusės, vakare jau pakyla. Mane nufilmuosi? Tave nufilmuoti? Iš ten atplaukiam. Turėtų mūsų jau dušmanas kažkur irgi plauk link mūsų. Va kaip gražu, belė kaip gražu šakis, belė kaip. Wow. O čia tokia vietinė prieplaukėlė. Labai daug akmenų. Iš kur jie čia jų tiek gavo. Na ką, pasibūvom, prisibūvom. Patiko. Gal kitąsyk reikėtų turėti akvalangą, galima buvo užsinuomoti, bet aš nežinau, labai gerai ir matosi žuvytės iš viršaus taip. Labai gražios ir geltonos, ir žalios, ir visokios kitokios. Ar tik ne mūsų bičiukas ten atplaukia? Ajai, kažkas nesu. Susifokusuoja. Ojoja. Bičiulis. O jau norėjau jau WhatsApp parašyti. Tai vat. Galite pasiimti iš Kotavo turą visos dienos. Nu, ne dienos, gal 6-5 valandų ir yra 5 vietos, kur jūs tiesiog priplaukėt, išmeta iš laivo ir jūs ten nardot. Panardot, susirenkat ten gal per valandėlę, kem minučių. Tada aš parodysiu, jeigu būsit kurioj vietoj, kad nereiktų per viešbutį, o vietoje ateinat ir susitarėt su vairuotojais, su kapitonais. Išplaukėkime. Tai va, mes dabar šoksim ir užšoksim pas čiuvelį. Kas drąsesnis? Sakė, jump. Nefilmuosiu, žinokit, reiks pasilaikyti biškį. Šokinėjom ir prisišokinėjom, aš nežinau. Ui, kiek žuvyčių, pasižiūrėkit, gal matysis. Tik pasiverti ir iš karto. Ta valtis virsta visa. Šiaip labai skaidrus vanduo, bet labai, mačiau, yra vietų, kur daug šiukšlių. Tiesiog vandenį primesta, tai tas biški nelabai. Viršininkas kūrą pildosi.
Saugiai pasiekėm pažadėtą Marijos žemę. Baisu buvo? Į priekį tai jopštumai man. Atgal jau buvai pripratus? Atgal tai kaip ir sakyti, turbūt mes banga varė. Aha, nes į priekį prieš bangą varėm, atgal palei bangą, tai ne taip daužė stipriai. Jo. Bet man į priekį labiau patiko. Ai, tai va, kaip ir sakiau, hebrytė. Aš jum... Oi. Taip, jeigu būsite Kohtao, čia yra pagrindinė gatvė, ane? Ir va, taksi boat, va čia va ateina. Atsargiai. Jo, va, čia įėjimas toks. Ir jie kalba angliškai, dažniausiai jie va čia va sėdi. Taksi boat. Yra atsargiai. Jeigu norit, per WhatsAppą pasirašot ir tikrai pigiau padarys negu viešbutį. Ir plauksite su long tail boat, tai yra ilgauodegė valtis kažkaip taip. Nėra stabili. Visiškai nestabili, bet savo gausit privatų turą labai pigiai. Va tokie reikalai. Tai aš nežinojau, rodžiau mūsų eiklųjį žirgą, tikrą darbinį arklį. Man keista, kad čia irgi 100 šiam kubikų, 100 šiam įrodymai, 100 šiam. Ir jis tikrai traukia prašiau, negu mes buvom Kopangane 100 pem išsinuomavę. Tai ir tas didesnis, bet jisai važiuojant į kalną šitas dūsta, o tas kažkaip pasiekia tam tikrą kilometrų, nu ten iki 20 ir jis tada kažkaip galios pas jį atsiranda. Ką, atvarėm paskanauti atsiliepimus, paskaitėm ir Mama Pia... Nu, patys pasakyti, kaip čia vadės. Mama Pia Vans. Gal taip. Nu, kad tikrai labai vietinė, ane? Labai vietinė. Šiandien turime mūsų meniu papajo salotos, spring rollsai ir vištienos su riešutais ir daržovėm. Viskas pagal rekomendacijas. Cashews. Skanaus. Skanaus. Su pitočino viską labai skanu rekomenduoju. Jau man ryžiai per daug buvo. Rekomenduoju va šitą va Mamas Paja Vans Original Thai Food. Patys matot atmosferą, bet maistas super. Nu tai va, paplūdimys kaip paplūdimys. Tai mes gal einam į Freedom, ne? Apžiūrėjom šitą. Tai apsižiūrim, bet pasakyti, pažiūrėsim, kuris fainis. Gražiai viskas atrodo. Čia hiparikai valgo. O mes kopiam į tą statų kalną. Na ką, leidžiamės į Freedom Beach'ą. Žiūrėkit, kaip gerai atrodo. Wow. Na ir nežinau, gal čia mes ir išsimaudysim, ane? Tai jau nedaug kur yra. Aha. Gerai, pasistatėm savo mini būstinę čia. Dabar esmė tokia. Vien šiukšlės. Kažkas gleivės. Žvynai žuvų. Ta prasme, ačinardo žmonės, lafa. Nu, ir smirda labai. Tai mes einam vis dėlto į kitą.
Gerai, pasimaudėm, pasideginom. Viskas smagu, viskas super duper. Vienu žodžiu, jeigu važiuosit į Freedom Beach, įėję leiskės į dešinę Latoch? Lagoon Beach vadinasi. Smėlis. Beveik kaip Palangėliai, Šventoji, kaip mūsų prie mūsų jūros Baltijos. Vanduo nėra gilu. Realiai, jo, jeigu nori, nu kiek metrų gali eiti ir bus gal iki kaklo. Toliau, šalia bariukas, gultą išsinuomot. Ką pirmąsyk matom, kad yra dušas nusiplauti. Kojeles, galvytę arba viską, ką tik teikia. Nes Tailande, nu jau retenybė. Tai va, rekomenduojam geriau Tatoch. Nu, vienu žodžiu, į kairę suksit į Freedom ir į John Viewpointą, o į dešinę. Į dešinę, taip, čia. Čia mums kol kas labiausiai patinka. Labiausiai, tikrai. Ir švaru, ir mažai žmonių. Galėtų dar muzikėlės įjungti bariukas, ne? Būtų iš vis ledas. Ir nedaug žmonių. Tik atėjom prie baseino ir dingo saulė. Bet nieko. Baseinas viešbutis turi privatų mini paplūdimėlį. Daugiau nežinau. Tiesiog va taip pagalim pašilint. Ane, stukai. Žiūrėkit, kokios aš spalvos. Baisu. Ką, lėkiam, kad pamatyt saulėlį, kurio nepamatysim. Ta prasme, ten visi viską užsisakinėja ir aš neįsivaizduoju, iš kur jie žino, kas ką užsisakė. Nes aš užsisakiau 2 kokteilius ir užkandukų. Jo, sako, eikit prie stalo, jum atneš. Iš kur jie žino, kur mes sėdėsim. Rodžiau hebrytę ar nerodžiau, kad atvarėm saulėlydžio pasitikt. Saulėlydžio pasitikt. Pakartosiu. Ir šiaip belia kiek žmonių. Tai čia viena terasa yra. O ten dar už medžio, aš nežinau, ar matysis, yra antra. What the hell? Ir pilna visur. Tai mes atvažiavom prieš pusvalandį iki saulėlydžio ir jau antrą eilę tik gavom. Bet, kaip ir matom su to saulėlydžiu, visi žiūrimi niekur. Na ką, ir su tokiu įspūdingiu saulėlydžiu. Sės, blemba, tu ten su... Majo. Antras dublis. Na ką, ir su tokiu saulėlydžiu gražiu. Už jūsų ir mūsų sveikatą, draugai. Mums atrodo, gausim taip lietaus. Toks grinai vienas nabagėlis čia. O čia hiparikai visi, čia visa kita, karočiui, čia visi atsigavę, va taip va. Pirštai viršų, tik pradėjo purkšti, nebežino, kas darosi, laksto iš vienos pusės į kitą, atrodo cukrinį ištirps. Jo. O čia... Apsirenginis kaip pusnagiai. Pusnagiai, nu tai. Tai vėlgi, jeigu varysit į Secret Bar, Kotao, kuris yra, ir norit geresnę vietą užsiimti, tai važiuokit nuo 5 kokių. Aišku, geriau būtų geras oras. Ir tada turėsit, nes čia mes, kur sėdim, tai čia tokia antra, sakyčiau, terasa ten. Aš gal rodžiau, yra pirma, o mūsų kairė.
Ir tiek, tai ką mes važiuosim dabar turbūt po vakarieniauti. Ne? Jau kaip ir lietus nustojo, tai žiūrėsim, kur mūsų keliai nuves. Tai va, čia yra 420 Secret Bar, jeigu domina. Šiaip žiauriai cool, visas miestelis toks atrodo liūdna, nieko nėra, blemba, nei vieno žmogaus, ta prasme. Aišku, dabar baigėsi sezonas, prieš 2 dienas, pagal ChatGPT dar nesibaigė. Dabar toks pereinamas laikas. Šituose saluose, oi, draugelį turim. Myštom to motorolerio. Tai va, biški gaila, nes tikrai cool vieta. Su chebryte, aišku, galėtumėt nueiti. Su žmonom gal ir nelabai. Mes ėjom ir tiesiog žiūrim pilna padėta batų. Nu ką sakom, reikia ir mums palikti ir užeiti. Tai nežinau, kas čia gero. Vat, in touch. Daug žmonių, čia ir vakar iš tikrųjų daug matėm žmonių, ne? Tai pasižiūrėsim, gerai, greit pervers galim pusryčiai, kiaušas su skrudinta duonelė ir džemu. Ne džemu, ir kumpio 100, tai apie 3 euriukai, o appetizeriai. Skvidas, kas yra skvidas? Kalmaras? 120, tai apie 4 euriukai. Na nežinau. Kaip ir pasta 4 euriukai. Nu tai mes renkamės ir skanausim. Kalmaras. Krevetės. Skanausim. Skanu? Nu mano. Kalmaras. Vidiniškas. Pavalgėm vakarienę rekordiškai pigiai, eistukas segasi, rekordiškai pigiais už kalmarą su pipirais ir česnaku. O ką tu valgei? Saldžiarūgščias krevetės su daržovėm, plus ryžiai, plus 1 alus. Gavosi 445 bachmanatų, tai čia išeina apie 14, gal 13 eurų už vakarienę. Rekordiškai pigiai, bet ir taip, kiek vertini balais? 7. Aš savo kalmarą, palikau 2 gabaliukus. Vertinčiau, 6. Man pas tą mamą skaniau. Aha, kur šiandien pietavom. Bet žinai, kokią kainą negali ir skūstis, atsargiai. Negali ir skūstis. Kai mokė 13 už vakarienę, su Oleko, tai tikrai. Tai vienu žodžiu, turbūt ties čia ir užbaigsime mūsų reportažą. Ryt anksti keltis, vėl į keltą, vėl plauksime. Mums sakė, plauksim su katamaranu. Pažiūrėsim, kaip bus. Pažiūrėsim, kaip atrodo pagal juos katamaranas. Jo, ir ką, iš mūsų tiek. Ačiū dar kartą jums, kad žiūrit, kad esat, kad paspaudžiate laiką, subscribe, netgi gal ir kažką pakomentuojate. Viskas, ačiū, gero vakaro. Pium.